Šiaip mano tas paieškas, sakykime, ir tas ryšys su motociklais yra pakankamai sena. O dėl ko būtent su šita akademija, tai tiesiog taip sutapo, kad aš ieškojau. Ir man būna dažnu atveju, kad geroje vietoje gerų laikų. Jūs paskelbėt ir aš turbūt buvau vienas iš, spėčiau, pirmųjų, kuris iš jums parašė, kad aš noriu. Aš kadangi Žiede jau buvau buvęs Aukštadvaryje, tai iš principo žinau, ko galima tikėtis. Tada, kai buvau, sakykime, ne su akademija pirmąsyk atvažiavęs, tikrai buvo nemažai streso. Aš atvažiavau, man labai patiko, žmoną vežiausi pasivažinėti. Tai atsimenu, kaip jinai priešinosi, kad kas pagalvos, tos pačios mintis kaip ir man buvo, tas pats jai. Tai dabar, kai aš važiavau, sakykime, su akademija, ko aš tikėjausi, tai aš tikėjausi, kad turėsiu papildomas bent 2 akis, kurios mane pažiūrės iš šalies, iš šono pasižiūrėjimas, kur tu klaidas darai, kur tu ten susikaustęs, kur dar kažkas. Tai yra pakankamai svarbus dalykai. Tuos blogus savo įpročius norėjau išspręsti. Ir kitas dalykas, ką aš labai norėjau pasiekti, tai pagaliau pasiekti Keliėnų asfaltą. Ir aš tą padariau. Daug labai prisidėjo prie to tokio nušvitimo, kas, kur, kaip, prie ko. Tai yra tie, kurie patys važiuoja Žiedą su savo komentarais elementariai, kad užpakalį į galą stumti sėdynę įsiremt, tada ten, kur yra pakojai ir tie, nežinau, kaip vadinasi, indikatoriai, kiek gali motociklą guldyti, kad galima nepirkti pakojo, tiesiog juos išsukti. Tokia maža smulkmena, bet visas tas mažas detalės, ta prasme, jas labai prisidėjo prie bendro to tokio, kur pats atrodo kaip ir elementaru, bet nesugalvoju. Ne? Tai labiausiai nepatikusi dalis, kai reikia išvažiuoti iš Žiedo lauką, ta prasme pailsėti, nes aš dar bent porą ratų dar visą laiką norėdavau prasukti. Man gal ko trūko, tai dažnumo šiek tiek, ta prasme, nes mes tarpus darėm, aš dabar nenoriu sumeluoti, gal 2 savaitės tarp važiavimo, gal šiek tiek daugiau, truputėlį ilgas tarpas gavosi, taip, nes norėjosi dažniau. Bet kiekvienas išvažiavimas vis saugiau jautiesi. Mes turėjom ten išvažiavimų porą, kur tiesiog lietus lyjo, tai lietus man visą laiką tokią biškį nejaukumo zoną keldavo ir kai reikia važiuoti, atrodo taip pat baisoka, o tu pasivažinėjęs Žiedą, kur tu žinai, kad į autobusų stotelę nenusliesi, autobusas nepervažiuos ir gali tą tempą po truputį didinti ir dar, ta prasme, paskui apskritai pradžiuvo vieną dieną trasa, tai ten atrodo, kad tas motociklas tiesiog nagais įsikibęs į tą asfaltą ir tada tu supranti, kad tavo padangas geros. Motociklas padarys viską, ką tu reikia, tu turi tiesiog atsipalaiduoti ir tikėti, ką darai. Įgūdžių prasme didžiausias toksai patobulėjimas tom žinių, kaip sakant, ir patirties bagažą. Atvirai mumis taip rūpinatės, kaip turbūt mama su tečiu nesirūpina. Rasme, kad tikrai buvom ir prižiūrėti, ir su visais pabendrauta, ir visi pakalbinti, ir visi pažiūrėti. Kas liečia trenerių darbą, tai buvo atidirbta su kaupu, tai čia visiems galvą lenkiu. Pagal tiek, kiek mūsų buvo ir kiek buvo trenerių, tai sakyčiau, kad vos ne kiekvienam po vieną arba 2 po vieną, tai bent jau taip emociškai jautės, kad visą laiką su kažko tu bendrauji. Tai nuo vairavimo mokyklos esminis skirtumas, tai to trail breakingo jokioje mokykloje jūsų nemokins, kas yra, manau, vienas iš tokių rimčiausių įgūdžių, kurie reikėtų mokėti, prasme, važiuojant normaliai su motociklu. Tai aš nepasakosiu, kas tas yra, užsirašykit į akademiją. Esminis momentas nuo vairavimo mokyklos, kad vairavimo mokykla moko važiuoti iš taško A į tašką B. Ten turbūt iš rimčiausių dalykų turi briedžio testą, kuris yra tam tikras įgūdis, bet jis yra tik vienas iš daugelio. Track day, sakykime, kur pats savo iniciatyvą suvažiavęs, tai tu neturi papildomų akių, kas galėtų pažiūrėti, ką tu blogai darai, o važiavimas šičia su, sakykime, bendraminčiais ir su instruktoriais, tai labai technika patempia, pažiūri tavo klaidas ir gali šlifuoti savo įgūdžius. Tai, sakykime, aš vairuoju pakankamai neseniai, nuo 2017 metų. Pradžiai galvojau, kad esu per daug agresyvus, kad galėčiau jaunesnis lipti ant motociklo, laukiau 30, užlipau vėliau,
supratau vėliau, kad aš vis tiek toks pat. Pradžioj vienaip savį įsivaizduoji, kad galvoji, kad tau vieni dalykai patinka, paskui supranti, kad yra šiek tiek kitaip. Tai pavyzdžiui, aš supratau, kad man važiuoti ilgas keliones nėra taip smagu, kaip tiesiog valandą laiko prasukti žiede tą patį, bet tiesiog gerinant tą važiavimo kokybę. Po mokyklos labai aiškiai supratau, kad man smagu žiede, paaugus įgūdžiams, paauga tas noras važiuoti linksmiau ir gatvėje aš stengiuosi mažiau lįst, nes pagundų tiesiog yra labai daug ir gal tą geriau nukreipti į saugesnę aplinką. Bijo visi. Tai prasme, tikrai visi bijo, ypač to pirmo karto atvažiavimo žiedą. Ir aš bijojau, ir aš paskui kai žmoną vežiausi, jinai irgi bijojo. Tai yra natūralus turbūt jausmas, tas nežinojimas, ko tikėtis. Visi atvažiuoja tokie patys. Kažkas geriau važiuoja, kažkas blogiau. Yra tam tikros žiedo taisyklės, kurios įveda tvarką, kad tas važiavimas būtų saugus. Plius yra trenerių priežiūra, kur prižiūri, kad tu nedarytum kažkokių neleistinų veiksmų kitų dalyvių atžvilgių. Ir žiedą važiuojant, sakyčiau, vienintelis dalykas, ką reikėtų pasižiūrėti, kas man buvo truputėlį, taip aš keistai tą kai kurių dalyvių dalyvavimą mačiau, tai kad atvažiuoja nepasiruošę važiavimui, tai yra su kėdukais. Tai prasme, kas, aš manau, neturėtų būti. Kai apsirengi tvarkingai, kaip prasme, ne su šortukais, ne dar kažką, tai žiedė jau esi saugus, pradėkim nuo to. Visada yra sąlyginis tas saugumas. O toliau yra trenerių priežiūra ir tas nereikėtų bijoti ir kaip tik, jeigu jau kilo mintis, kad reikėtų nuvažiuoti, tai čia jau yra indikacija, kad yra konkreti priežastis, o kas ten stabdo, nesminiai momentai. Reikia tiesiog prisiversti, skirtam laiką. Dar mano rekomendacija asmeninė, ten galbūt ne visi sutiks, tai važiuojant į mokymus, man labai psichologinį tą tokį laisvumą duoda, kai atsiveži motociklą su busiuku. Tarsi labai didelė, nes kai tu atvažiuoji savo eiga, tai tu turi tą tokį vidinį vis tiek, kad pačiu blogiausiu atveju tu įsimesi motociklą į busiuką ir parvažiuosi. Tai nereikėtų to bijoti ir aš manau, kad jeigu tik yra mintis važiuoti, tikrai važiuoti, po pirmo karto bus labai viskas aišku ir drąsu. Tai daugelį dalykų žinau, aš turėjau ir darbę ten tos mokymus, sakykime, pirmosios pagalbos, tai šiaip yra bendras supratimas turbūt, kaip tą teikt pagalbą ir čia nebūtinai susijęs su motociklais, ta prasme apskritai, tam tikrus dalykus, kaip padėti kitam, turėtų mokėti visi ir mokyklose, ir tiesiog čia yra kaip asmens higiena padėti kitiem. Sakykim taip, kad akademija kuom yra gerai, nuo tų daugelio kitų mokyklų, kad ten mokina ne tik supt rankeną, bet žiūri visą tą važiavimą motociklu šiek tiek plačiau. Tai yra ir kaip važiuoti, ir kaip padėti kitam kely, ir daug platesnis užėjimas šitoje vietoje. Turbūt kiekvienas norėtumėm, kad jeigu kažkas atsitiktų, tai draugas, kuris važiuoja kartu su tavim, būtų tas, kuris tau padėtų ir žinotų, kaip padėti. Tai bendrai aš vertinu akademiją tikrai labai pozityviai. Manau, kad kaip antrą mokyklą po vairavimo mokyklos tikrai reikėtų praeiti kiekvienam. Ar aš norėsiu kartot po praėjusių metų, sakykime, nes turbūt vis tiek dalis tos informacijos kartosis. Tikrai norėsiu. Man jau žadėjo, kad bus sportinio meistriškumo daugiau būrelis tų tokių fanatikų, tai norėsiu kartot. Tai yra smagu. Plius kitas dalykas, ką turbūt daugelis motociklininkų susiduria, kad kai tu išvažiuoji į gatvę, dažnu atveju tu neturi su kuo važiuoti. Tai toj pačioj akademijoje lygiai taip pat yra bendruomenė, kuri susirinko dėl to paties tikslo, tai yra pasivažinėti motociklu, kuriam patinka tas pats dalykas, tai yra važinėtis motociklu. Susipažįstu su žmonėm, geras vaibas, geras vaibas.